Sveikučiai, dublis numeris 2, varau į ten pat į tą patį telkiniuką, ežeriuką nedidelį. Pabandysim pagaudyti lyną, karosą, bet šį kartą vakare važiuojam su kaimynu ir galbūt net su valtim varysim kažkur, gal užsimunkaruosim kokią įlankėlę, kur ramiau, nežinau, pažiūrėsim pagal situaciją, nuvažiuosim, kas ten daros. Tai orelis šiaip tai plus 19, tik tai vėjelis, bet ant vakaro turėtų aprimti. Tai ką, šaunam, pasižiūrėsim, gal šį kartą pavyks ištraukti kokį dramblį. Tai va, gerai, chebrytė, gerą žiūrėjimą tada. Važiuojam, pasimsim kaimyną, įsidėsim elektrinio varikliuką, akumuliatorių, visko ko reikia, su valtyte paplaukėt. Radom mes tą valtį, žodžiu, pilną vandens, įsikabinti vandenį pirmą reikėjo, jau ruošiamės. Vietelę tokią radom gerą, užsiinkaravom, marcipaninio pašariuko pasimaišėm. Ir laukiam čia mes tų linukų, karosiukų, bet dėja nieko nepagavom, varėm spinigauti. Šitas dar ant slieko pagautas, šitas jau ant spinigiuko, pirmas toks kliovas. Na, čia rimtesnis jau kibimas. Tai pirmas toks ešeriukas, kokie 300 gramų. Jau smagiau tai buvo pajausti kažką didesnio. Čia nuotraukytė ryškesnė, aiškesnė matosi. Dėdis aišku laimingas. Šitas antrasis mano, irgi neblogas. Jau kokie pusę kilogramo. Tai smagiai pažvejojom, šiaip tai šauniai viskas gavosi. Dėkuoju, Hebra, už žiūrėjimą.